Pusbroliai baliukai ruošiasi į kelionę. Jeigu nuoširdžiai pasakyti, aš neįsivaizduoju, kaip čia viskas tilps į valtį ir dar 3 žmonės. Tai va, pusbroliai baliukai rengiasi kelioniai Nemunu nuo Druskininkų iki Rusnės. Pilame kūrą, nešame daiktus. Svarbiausia, kad mes nepasiėmėm jokio maisto ir važiuosime tik tai su meškeriam ir peiliais ir mačetėm. Va šitiek daiktų jau yra mašinui. Ir va šitiek daiktų. Neįtikėtina, tačiau pasikrovėm visą mantą. Pilnas autobusas. O jau pradeda linuoti. O mes kaip tik važiuosim su Volkswagen. Oi, vos nepalikome tokių dalykų, su kuriais, be kurių būtumėm nudreifavę pas ruskius. Viskas. Pusbroliai baliukai pasiruošę judėti. Važiuosim, susikrovėm ir lekiam dabar į Druskininkus, iš Kaišiadorių kaimą. Miesto. Kaip jaučiatės per šią kelionę? Jaudinės? Bet kaip aš parodžiu, kaip susijaudinai. Biški pavažiuokit, ja. A komanda! Taip, važiuojam. A komanda! Pala, reikia užsidaryt, blėt! Nei! Blėt, kodėl neinu uždaryt? Taip pat. Važiuojam. Aikt. Liko 200 metrų iki posūkio. Ir mes kažkur šalia Baltarusijos ir Lukašenko. Panašu, kad čia mus gali sustabdyti. Ne, viskas tvarko, jokių ženklų, nieko nėra, jokių zonų. Kelionės tikslas yra kairėje. Ai, tu saučius, sutrupėsim. Paklauskit tų, ar yra privažiavimas prie Nemuno. Gerai, kur sup čia. Paklausit? Baltarusiškai. Galim paklausti. Ką tu ten šūnį darai, kad taip žvengia? Žodžiu, mes radom, kur atvažiuot. Kažkokia moteris mums pasakė, kad važiuokite, čia rasit Nemuną. Baltarusija, lietuviškai šnekanti Baltarusija. Kalbėjo lietuviškai? Aha. Su 3 šunim, sakė vienas ne jos. Mes atvažiavome į fantastišką vietą. Šokinėjo žuvis, mačiau. Nemunas. Čia vyrai yra Nemunas. Lipam! Aik, tu nahu, pas nenulik. Yra tekę girdėti. Tai žiūrėkite, Tekę plaukit girdėti. į kitą pusę, Lietuvos pasienis. Ok. Aik, tu namas, čia parvažiuoja mašina. Čia, va čia. Išsikrovė patys daiktai. Atidarėm bagažinį ir išsikrovė daiktai. Tai va, mus išgelbėjo iš esmės Luks pasienietis Gerai, žiūrėkit, kažkoks. vyrai, į kitą pusę neplaukit. Ne, kaip grįžt, kaip sakė. Visas šitas gaidys turi tilpti vieną valtį. Palinkėkite mums sėkmės. Tamsinti langai, kontrabandą vežam mes. Oi, kaip baisu. Pasieniečius išleidžiam. Tai va, gerbiami Lietuvos žmonės ir Baltarusijos. Mes esame visiškai sandūroje, kur yra Lietuva ir Baltarusija. Tikimės, kad mūsų iš čia neiškrapštys. Praleisime čia naktį ir plauksime kitą dieną į Rusnę.
Nu, ne į Rusnę, bet link tos pusės. Nepatikėsite, bet pavyko pasistatyti palapinę. Tadas truputį nuvargo, labai nori pertraukėlės, kol dirbo už mūsų pūtikas Siurblys. Susirinkom palapinę, bet daiktų praktiškai nesumažėjo. Jeigu kas žiūrėjo pirmąjį mūsų klipą apie plaukimą Nemunu ir Nerimi, tai galimai prisimenate, kokią turėjau palapinę. Kas yra? Tai šį kartą turėsiu iš esmės liuksinį kambarį, kuriame ir gyvensiu. Primenu, kad praėjusį kartą netilpo mano galva, kojos ir niekas šiaip iš esmės. Nu va, jau gan gilus vakaras, bet viską susitvarkėm, pasistatėm. Tai va, vyksta pasiruošimo darbai. Atsikėlėme 7 ryto, atsigėrėm kavytės. O va, Tadas ruošia mūsų valtį plaukimui. Kalibri 4 metrų ukrainietiška valtis. Ko nesu elektro pūtė? Tai reik pramankštinti koją. Absoliučiai geriausia vieta žemėje. Jungos jėga. Pirmas rytas. Tebra. Žiūrėk, pavosti kavą. Aromatinę. Oi. Man reikia pasikrauti telefoną. Valties montavimo darbai prasidėjo. Šį kartą jau su numeriu, su vėliava. Taip sudėtingai valgysim. Tuo prasme. Labai daug svarbumo. Tai va, pirmie bairiai, mūsų pusryčiai. Palauks. Lemba, Viniotinis bus. Turim Miltose galim išvinioti, išvinioti. Išpypins. Tai papasakok, kas čia ką tik buvo, jūs tai greitai. Tai žodžiu, atvažiavo pas mus pasieniečiai patikrinti, patikrino dokumentus, ar turime leidimus, paklausė visą ką čia veiksim. Ir kadangi jie atvažinėjo, tai aš čia labai buvo mano pertrauktas maisto gaminimas. Debiutas Ir kelionės. viską pasitraukiau į šoną ir kaip priėjau, viskas nukrito. Tai va, mūsų pusryčiai. Gražiai sausas žuliks. Ką, žinau, užteks dar? Užteks. Užteks? Tą lenkimą, va. Tai to irgi iš karto pasikėlė, ne? Žinok, randai puošė. Tai namas, čia vietoj tatuiruotės tau. Nu, Variklis prikabintas. Arba priekė, iki skirtumo, užkrauti, jeigu būna apačiojo. Kaip nebūta. Susipakam. Vėliavos kotą būtinai. Liuots. Labą dieną. Čia aš į plaukimą atvažiavau. Vėliavas, ir pasibūtumėm atsistumė. Ir klok jūs tai. Apsuk. Suk. Vairuok. Nu gerai, vasiem, ir klok. Ne, nieko nedarykit kol kas. Kol kas būna taip. Nu, įplauksime tuos. Mėtų priskink. Arbatai, bliama, ko arbatas? Ir klok jūs tai. Nu tikrai nuvažiuosim. Pirma, iš pusę. Nu, dar geriau gyvenime nesu jautęs. Tai va, mes judame Nemunu, ne kažko kitu, o Nemunu. Didžiausia Lietuvos upė. Žadame nuplaukti beveik 400 km. Tai yra 359 km. Nuo Druskininkų, tai yra nuo Baltarusijos. Antai matosi Baltarusija, buvo pasieniečiai atvažiavę. Iki Rusnės. Tikslas Rusnėje atsigerti alaus. Ir kad tu tokį variklį turėsi. Žiūrėkit, karnys.
pavojinga upė. Gelbėtumėm jį nukristų. Per kalėdas gautume padovanojimą prezidentūrai. Nemato jam. Mojuokit, mojuokit! Vat mojau, žiūrėk. Našlių darytoja, kad nebūtų, žiūrėk. Lokės pėda čia. Lokė pėda. Pamai laikas ką čia daryti? Papasakok, kur Grožio šaltinį radom, prisileisim vandenį. Kam reiks iššokti? Kebra. Va, junga. Jis geriamas. Kažkoks. Aš neliksiu, gerai? Nu junga, davai, go, penketonė. Bet jis nebus nuodingas. Eik, tu, na. Paragauk jūs tai. Paragį prieš pirmą. Aha. Duok. Ble, kvaps tai vandens. Kvapas vandens. Paragauk tu. Kodėl? Jį pasigerkit. Blemba. Ne, nu tai pasižiūrėk, natūral kažkas rūda. Druskininkas. Nufilmai? Gerai. Gerai, jūs tai lipk. Terpė būtų. Geras. Nu va, lankomas šaltinis, lankoma vieta, viską. Važiuojam toliau. Prie šaltinio dar kažkas čia. Į grinai šūdų šaltinį. Ble, čistai. Priekį jau užvaryk. Tai gerai, tai stokis jau. Ne, kaip čia šūdai bėga. Nebūtinai. Būtinas. Susiplovė šaltinėje. Nu pažiūrėk dugną dabar, visi šūdiniai daugiau. Stovyklavėse jau padaryta, žinai. Šūdėlis. Jo, Romantiškiau eina. gerai, vyrim. Laikykit saulę. Go! Laivą ne. Nepamest laivą. Jeigu jis žmonės pasiūlė paplaukyti už 10 eurų. Gerai, gerai. Блядь, немцы прас, не. Ne? Atveršas? Dešiniausiai pusėj, per kraštą. Tai nebent būtų kelių dienų. Kebra, Į Piliakalnį? čia vienuolynas. Kapitonas Junga. Iš Jungos į kapitoną. Bėgi jų. Kaip? Tas virtis. Į save. Aha, patrauk save. Jeigu į kitą stipriau. O, į kitą pusę atbulinis būtų. O per vidurį neutralas. O dabar žiūrėk, matai? Ant raudonų stenkės plotų plauk. Bet nieko nematau, žinau. Šefas povaras vėl veiksme. Ką šiandien gaminsim? Pietums? Gaminsime latviškas žirnius. Šiandien randamės poilsiavietėj Griova. Griovos poilsiavietė. Ir prašom, žodžiu, neuždegti miško. Labai ačiū tam, kas pastebėjo šitą vietą. Man. Kapitonui ačiū. Dar kartą patikrinti. Pirmam jo. Nes Ką čia, sugalvojau? čia geriausia, kas galėjo būti pietums. Aš galiu, žiūrėk, tokį pasiūlymą jums duoti. Va, daleiskim, susiskirsim pareigom. Aš esu kapitonas pirmas. Kas nori būti antras mano kapitonas? Nu tai va, dabar antras skaitas. Jo, jūs tas antras, o tu trečias kapitonas. Viskas? Kam? Čia tik tiek? Jo. Tai gerai. Jeigu kažkas atsitinka pirmam kapitonui, viską perima antras, jeigu antram trečias. Sutarėm. Ble, tai aš perimsiu valdžią, žinokit, bus blogai. Kraujas bėga. Aš praktiškai nebeturiu kraujo. Jeigu nepagausim strepę čia, negrįšim namo. Man užteks aukšlės tokios. Ubago lašyšas užteks. Ubago lašyšas irgi. Išsikėlėm vėliavas. Šį
kartą ne aukštinkojom. Absoliučiai. Pasakiškas oras, artimiausi draugai, pasiruošę praleisti laiką nuostabiai. Tik pažiūrėk, kaip jūra banguoja. Šlama visą vasarą žaliai. Čia užteks, labai pavargau virt valgyt. O Tadas sako, kad aš nieko nedarau ir poilsiauju. Damba, jūs kol čia išgersite, jau man nusibodo. Nedaryk. Hemorojus jie. Ne. Tu įsijungi play-offus, Nu. tu supranti, kad Eurolyga jokių absoliučiai šansų net neturi tenais. Šiaip įzė, bleba, kada šis išėjo į